Ištekėsi, išsiskirsi, o gal vaiką pagimdysi? Apie tai papasakosiu dabar 2025 metų prognozėje santykių tema. Yra kelios tendencijos. Seniai esat santykiuose, bet pavyzdžiui oficialiai vis dar neapiforminat jų. Matomai sąjunga gali nuvyti. Reikės užbaigti tai, kas tęsiasi ilgą laiką ir neteikia tau džiaugsmo, arba tai neįmanoma pakeisti. Puikus metai pagaliau atsisėsti ir dėka atviro pokalbio pasakyti, ką jūs norit ir kaip, ir pradėti eiti link to. Kas liečia dėl vaikų gimimo? Apie tai gali žinoti tik Dievas. Bet gimusiai šiais metais vaikai turės nemažai išminties, bus šiek tiek ramesnio būdo. Jeigu jūs dar neturit poros, tai šie metai yra puikiai galimybė surasti savo tinkamą partnerį. Jeigu jūs jau seniai sutikote savo partnerį, viskas gerai gyvent kartu, turit vaikų, tai nereiškia, kad jūsų porą pokyčiai apeis. Ne, tai reiškia, kad šiais metais turėtumėt skirti daugiau dėmesio vienas kitam ir įvesti naujas tradicijas savo šeimoje, kad jūsų sąjunga būtų dar stipresnė. Jeigu jūs gyvenate su žmogum, kurio nemylit ir negerbėt, tai šie metai puikiai tinka tam, kad pagaliau išsiskirti ir pradėti savo naują nuostabų gyvenimą. Šie metai žada nemažai pokyčių. Kokie bus tie pokyčiai, priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Koks jūsų statusas nebebūtų santykių temoje, pokyčiai ateis ir ten. O mano Telegram kanalas bus jums į pagalbą. Daugiau informacijos po video.